reiškia tas kursių startuolį galų gale? Na, labai stigmatizuotas tas žodis yra startuolis, savaime atrodo, kad startuolis tai kažkokia yra atskira veiklos rūšis, teisingai, ir aš labai norėčiau to vengti. Iš tikrųjų, kas yra startuolis? Startuolis yra hipotezių kratinys. Nes, kai tu nori kažkokią problemą išspręsti, teisingai, nes startuolis, inovacija prasideda nuo to, kad aš kažkokioje srityje matau, kažkas yra negerai ir noriu panaudoti technologiją, kad tai išspręsti. Taigi, aš matau problemą, aš išsikeliu hipotezę, kad naudojant štai tokį technologiją, mes galim tai išspręsti. Iki kol hipotezė nėra patikrinta, tu esi startuolis. Kai tu ją patikrini, tu tampi normaliu verslu. Nutyliu tuos sunkius 3 metus, nes buvo tikrai labai sunkus. Ir vien tai, kad startuolis išgyvena jau 3 metus, berods tai patenka tarp 3–4 procentų. Yra tokia statistika Baltijos šalyse, kurie bent jau išgyveno. Bet patikėkite, tai yra kaip tokie, galiu apibūdinti, koks jausmas yra būti startuolyje. Tai įsivaizduokite, jūs esate ant kalno ir jūs numeto nuo kalno. Ir jūs dar turite susikonstruoti lėktuvą. Arba jūs pakilsite, taip, krentant, arba ne. Na, galų gale galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad jeigu turi gerą idėją, tai pabandytų ją pristatyti bent jau 5 draugam. Dažnas tūlas lietuvis galvoja, kad idėja savaime yra vertinga. Idėjos yra pigios, jos ant kiekvieno kampo mėtosi. Jeigu tu galvoji, kad tu šiuo metu savo galvoje turi pačią geriausią idėją, aš tau siūlau atsidaryti Google, įsijungti startuolių kapinę, Startup Graveyard, įrašyti į paiešką ir aš tau garantuoju, kad ta idėja jau buvo padaryta ir jinai mirė. Ten, aišku, bus parašyta priežastis, kodėl taip atsitiko. Taigi, idėjų nereikia nešiotis galvoj, idėjas reikia, taip vadinamai, challenging. Tu turi ją testuoti. Tu savo draugam pasakai, tavo draugai būtinai kažką pasakys, užduos klausimą, tada tu tą idėją pamatysi iš šono. Aha, nepragalvojau čia, ir čia nepragalvojau, ir čia nepragalvojau. Kokie būtų patarimai pradedantiesiems, kurie turi pristatyti savo idėją? Tai pirmiausia, atsirinkti konferenciją. Kur važiuoti? Nevažiuoti visur iš eilės. Tai pirmas dalykas atsirinkti konferencijas, pasižiūrėti tam tikras rekomendacijas, pasižiūrėti būtent kokioje tu esi stadijoje. Tai, žinai, tu neisi į didelę konferenciją, kur ten sako, oi, žinok, mes tik nuo 30 milijonų investuojam. Tai paauk truputį, žinai, maždaug. Ir tuomet nebijoti, pasitikėti savo jėgom. Aš labai gerai prisimenu, buvau Portugalijoje Web Summite. Matau, žinau, kas tas L'Orealis, inovacijų vadovė, priešais mane. Tai kiti sakytų, tai žinai, čia reikėjo susitarti, čia yra vis, o kodėl? Aš ateinu, sakau, aš norėčiau, čia parašyta, užrašyta, pristatyk savo idėją. Aš sakau, labą dieną, norėčiau pristatyti savo idėją. Pristačiau savo idėją. Sako, aš pažiūrėsiu, ar tu patenki į kitą etapą. Pasirodo, tai yra dar kitas etapas. Patenkam į kitą etapą. Pristatome toliau savo, idėją. Ir galvoju, geras, ar čia tai buvo labai jau čia baisu buvo žengti tą pirmą žingsnį. Bet jeigu tu tiki beprotiškai savo idėją, tai žinokit, to labai labai užtenka, nes tas užsidegimas, jisai ir turi likti. Tokia yra startuolio idėja, kad tu esi kaip beprotis, eini tiesiai ir visiems kleidi, nes keisti yra labai sunku ir kurti, o nedaryti, praktiškai tą patį, kas jau yra jau padaryta. Aš sakyčiau, labai svarbu pasidaryti tuos vadinamus namų darbus. Tikrai reikia labai gilių analizių ir labai aiškaus plano, kaip būtent tas produktas tiks rinkai, nes neužtenka turėti geros idėjos, idėjų yra krūva labai puikių, bet jeigu nėra poreikio rinkai, tai ta idėja jinai ir liks tik tai puikiai. Tai labai turi būti aiški kažkokia niša. Tai, kad tu myli pats savo idėją, tai yra vienas. Tai, kad ją myli kiti, jau yra kas kito. Ir aišku, paskui dar ateini į kitos fazės, kur ar pakankamai žmonių ją myli, kad tu galėtum išgyventi, išsilaikyti ir panašiai. Rinktis tą fondą, tą investuotoją, tą biznio angelą, nes dar yra verslo, beje, yra angelai, su kuriais tau bus gerai, bet pagalvot, tada, kai man bus labai blogai, ar tau jie padės?
Nu, va, ar sės su tavimi tą skęstančią valtį, ar nesės? Jeigu investuotojas prisijungia ir labai daug padeda, viską vis saugo, laiko šiltnamyje tą įkūrėją ir už jį tai padaro, arba galbūt kitą kartą labai daug reikalauja, kad būtų planavimas bendras, apsigink man, pateik visus argumentus ir taip toliau, augimas yra labai lėtas. Toksai vadovas, jisai galbūt labai gerai pasiruoš atitikti kokį nors banko patikrinimą, bet prastai pasiruoš rinkos sąlygoms. Todėl iš investuotojo pusės reikia labai aiškiai balansuoti, kada tavo patarimas galbūt gali sukurti pridėtinę vertę, o kada tavo patarimas atima iš įkūrėjo galimybę mokytis. Ir vis tiek tu turėtum, taip aš sakyčiau, jungdamasis kaip investuotojas prie įmonės, turėtum save matyti tokių kaip trenerių, ne kopilotų. Mes ne kartu skrendam naikintuve. Iš tikrųjų, bendrai kūrėjas daug kur nuskris vienas. O turėtum save matyti kaip trenerių ir dar galvočiau, tai visokių ten tų trenerių yra, ta prasme, kad matom krepšinį, ten tave gali iš aikštelės ir ištraukti, bet koks alpinizmo treneris. Ar jūs sąmoningai neieškojate papildomo kažkokio tais investuotojo, kuris padėtų greičiau augti ir užkariauti pasaulį? Apie tą pačią strategiją jūsų verslo? Taip, kalbant apie nesėkmės kažkokias, galbūt kartais mes irgi lyginamės ne tiesiog su savim, konkuruojam ne su savim, bet ir pasižiūrim savo konkurentus rinkoje. Ir kai mes matom, tarkim, kad mes čia 13 metų, mūsų apyvartos yra tik 2 milijonai, bet yra įmonių, kurios atsirado prieš 2 metus, prieš 5 metus ir jų yra žymiai didesnis apyvartos per tą laiką. Aišku, kad mūsų komandai irgi kyla klausimas, ar galbūt mes esame nesėkmingi, galbūt mes darom kažką blogai, bet mes viduje savo kompanijoje priėmėm sprendimą, kad mes tiesiog augam organiškai, mes esam lėto augimo verslas, nes kai kurios strategijos mums tiesiog galbūt yra nepriimtinas, kažkoks agresyvus marketingas, tai nėra mes nematom save su pastoviom nuolaidom, su kažkokiam akcijom, kur mes galėtumėm greitai pakelti galbūt savo apyvartas. Bet mes čia esam ilgam, mes jau čia esam ilgai ir mes dar planuojam būti čia ilgai. O tada tas strategijos turi būti šiek tiek kitokios. Tai mes nesąmoningai mažinam tas apyvartas, mes stengiamės kaip galim, bet mes augam iš savo lėšų, mes neieškom investuotojų ir tiesiog investuojam savo pelną ir po biškį augam. Ir aš manau, kad mes dėl to galim suvaldyti savo augimą. Aš siūlyčiau investuotojų žiūrėti irgi kaip į startuolį. Jie turi tam tikrus pinigus, tam tikrą pinigų sumą, kurią jie investuoja ir jie turi atnešti vėliau už ją grąžą, ar ne? Tai jeigu tu esi verslas, kuris generuoja pajamas ir jeigu tu gali atpirkti jiems tą jų investiciją ir tapti įdomus kitiems, tą exitą patirti, tai nesvarbu, ką tu darysi iš esmės. Jeigu tai yra verslas, kuris yra pelningas ir jam yra plėtros galimybės, tai tikrai nebūtina visiems kurti apps. Labai sudėtinga suvaldyti pinigų srautus, nes projektai juos labai stipriai pakeičia. Ir dabar mes šiaip esam didelė dalimi peršalimo produktų gamintojai. Ateina vasaros sezonas, tai kol kiti paplūdimi džiūgauja, mes liūdim realiai. Mes realiai liūdim, nes pinigų srautų arba pajamų yra stipriai mažiau nei žiemą. Tai projektų pinigų srautų planavimas reikalauja atskiro dėmesio. Tu kartais negali projekte padaryti kai ko, nes dabar tam nėra pinigų. Tada nusikeliam. Pavyzdžiui, vieną projektą mes pratęsėm netgi metais. Pagrindinis turbūt paskutinis iššūkis, kuris vis dėlto pakankamai mums atsiliepia. Mes analizavome rinką ir domėjomės ir dirbom ties to, ko reiks naujai įmonė, kaip mes toliau galėsim valdyti savo finansus. Ir vienas dalykas, ką turėjom teorinės žinias, praktikoje jos pasirodė kitokios. Tai yra būtent draudimai naujoms įmonėms. Šiai dienai statybų sektorius patiria nestabilumą. Ir draudimai atsisako drausti mažas įmonės ir ypač naujas mažas įmonės, matydami didesnę riziką. Todėl mums susigrąžinti finansus, kurie yra sulaikyti už projekto vykdymą, nes tai yra normalu, mums tapo sudėtinga. Ir sužinojom realiai po ilgo įdirbio,
po daug apskambintų draudėjų, daug susitikimų, daug vizitų ir viso kito, sužinojom, kad vis dėlto nepavyks mums to padaryti taip lengvai. Tai be abejo mūsų finansiniams eilutėms atsiliepia. Todėl vėl kreipėmės į Invegą ir paprašėm susimažinti įmokas, parašėm prašymus, pateikėm reikalingus dokumentus, kadangi įmonė tikrai veikia sėkmingai, tai dokumentų pateikti problemos nebuvo. Ir prieš porą savaičių gavom teigiamą atsakymą, kad viskas gerai, galim tą padaryti. Tai pusę metų tiesiog susimažinom įmokas ir dabar po pusmečio kaip tik galėsim gauti draudimus, pasiimti sulaikytus pinigus ir vėl toliau tęsti. Ar buvo kažkoks momentas, kai pagalvojai, kam aš čia prasidėjau? Ne, to suabejojimo tai tikrai nebuvo, labiau buvo tokių momentų, kai karas prasidėjo, ar būtent, ar gali dėl to nuplaukti visos tos pastangos kelių metų, nes vis tiek buvo, atrodė jau buvo link parašų stadijos, prasidėjo invazija ir tuomet tiesiog buvo tokių vidinių klausimų, ar aplamai nežinojom, ko tikėtis kitą dieną. Tai reikėjo, kad viskas nurimtų, po kokio gero mėnesio vėl visi, taip sakant, padarėm tą perkrovos mygtuką, nuspaudėm ir susėdom visi ir toliau judėjom. Yra tokia sparnuota frazė, kad ateitis jau čia, jinai tik tai nevienodai padalinta. Tai mes tikrai gyvename toje dėžutėje, kuriai kliuvo daugiausiai ateities. Iš tiesų, jo, yra tos inovacijos. Aš kaip sakau, kad iš tiesų technologija yra svarbi tada ir tik tai tada, kai jinai keičia mūsų socialinį ekonominį gyvenimą. Nes šiaip technologija dėl technologijos yra smagu, bet tai yra tas grynasis mokslas, ne? Kur moksliniai tyrimai daromi dėl mokslo pažangos. O verslui iš principo technologija reikalinga tam, kad ta technologija padėtų supaprastinti kažkokį gyvenimą, procesus, socialinį, ekonominį gyvenimą, dar kažką. Tai dėl to mums labai patinka į inovaciją žiūrėti iš realizavimo pusės.